Ar žinai, kas yra genetiškai modifikuoti organizmai? Šiame filmuke bus rodomas genetiškai modifikuotų organizmų kūrimas, genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai vertinimas ir kontrolė, genetiškai modifikuotų augalų auginimas, genetiškai modifikuotų produktų pardavimas. Genetiškai modifikuotas organizmas. Organizmas, kurio genetinė medžiaga yra taip pakeista ir įgijusi tokių savybių, kurios negalėtų atsirasti organizmui dauginantis natūraliu būdu. Genetiškai modifikuoti organizmai sutinkami farmacijoje, karinėje pramonėje, medicinoje, aplinkos apsaugoje, žemės ūkyje ir kitur. Taip legaliai kuriamos genetiškai modifikuotų augalų veislės. O aš pabandysiu be rizikos vertinimo ir leidimo. Taip, įteisinamos genetiškai modifikuotų augalų veislės. La journée n'est pas libre et on s'attend à les accepter. Nepraėjęs rizikos vertinimo GMO gali būti labai pavojingas. Pasaulyje didėja genetiškai modifikuotų augalų pasėlių plotai. Kol kas Lietuvoje genetiškai modifikuoti augalai dar neauginami, tačiau naudojami maistui ir pašarams. Parduodami produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, turi būti paženklinti. Pirmasis GM augalinis produktas – pomidoras. Tiekiamas rinkai nuo 1994 metų. Dėl mažesnių sąnaudų GM augalų pasaulyje vis daugiau auginama. Visuomenė suskilo į dvi priešingas stovyklas – vieni už GMO, kiti prieš.
Europoje ir Lietuvoje GM produktų naudojimas griežtai reglamentuotas. GMO naudojami jau virš 10 metų ir moksliškai pagrįsto neigiamo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai nenustatyta. O ką jūs manote apie genetiškai modifikuotus organizmus?